Po išsiskyrimo su Klaipėdos Neptūnu interviu spaudai kalbėjot, kad galvojate apie stažuotės galimybę Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau po kelių savaičių jūs jau Wolves trenerių štabo dalis. Kaip tai nutiko? Tai gal mano komunikacijos klaida buvo, ta stažuotė ir aš planuoju, bet ne vasarą. Tai tas laikas dabar, bet kokiu atveju būtų buvęs tuščias, tai čia būtų klausimas dirbti ar iš vis nedirbti. Tai pasirinkau dirbti, o organizacija puikiai man jau tikrai paliko gerą įspūdį jau pernai, nes teko ne vienus metus būti Alytui ir pamatyti, kad iš tikrųjų tam pačiam Alytui sugebėjot pakeisti visą tokią atmosferą ir aplinką, tai matėte, kad tikrai yra įdirbis, galbūt jo nesimato, nes jis yra iš išorės, tai tokį paliko gerą įspūdį, atsiliepimai iš vidaus geri, tai tikrai galvoju, kad yra šansas įeiti į gerą organizaciją. Smagu, tai pasinaudojau to šansų. Prie komandos prisijungėt ką tik ir patys tie pirmieji įspūdžiai apie Wolves organizaciją yra kokie? Pirmiausia, pojūtis tai keista, nes prieš kelias dar savaitės atrodo buvai vienoj komandai, dabar tu esi kitoj. Tai yra komanda, prieš kurią tu žaidėjai, kuria atrodo buvo tavo priešininkai, toks truputėlį dar viduje keistas, jau pojūtis yra. Bet šiaip viskas puiku, organizacija gera, tikrai sutiko maloniai, viskas tvarko, neturiu, tikrai smagu būti čia. Ar jau pasidalinot funkcijas trenerių štabe su treneriais? Daugiau mažiau antra treniruotė apsitarė, manau, per šią savaitę tikrai išsigryninsim viską, atvažiuosim jau Vilniui, galbūt antrą savaitės dalį daugiau praleisim, susėsim kartu, pasišnekėsim, tai manau savaitę laiko ir čia viskas važiuos 100%. Kokias kompetencijas atsinešate į Wolves klubą? Kur labiausiai jūsų pagalbos gali tikėtis tiek treneriai, tiek žaidėjai? Tai čia mano, jeigu taip tą karjerą žiūrint, tai mano labai plati, nuo darbo su vaikais, skautingo darimas, asistentų buvimas ir vyriausių trenerių. Tai aš praėjęs visus tos laiptus ir turbūt žinau kiekvieną specifiką kiekvieno vietoje. Ir turbūt suprantu, neda kokio jis yra dabar situacijoje ir tikrai nuoširdžiai noriu padėti. Prašiausiai, nes pats Nedas to norėjo, tai čia mano pagrindinis tikslas. Ir kartu bendrom jėgom eiti link pagrindinio tikslo, tai yra medaliai. Praėjusiam sezone įveikėt Vilkų klubą 3 sykius, kai buvote Neptūno vyriausias treneris. Kuo skiriasi praeitų metų komanda ir šių metų komanda? Kažkiek, aišku, žaidėjų pasikeitė, yra truputėlį, treneris kitas yra, mes aišku laimėjom buvę Kurtinaičių treniruojant, kaip bebūtų, daugiau pralošėm treniruojant kitiem treneriam. Tai komanda, lietuvių gal branduolys panašus išliko, užsieniečiai pasikeitė, kažkiek galbūt taktiškai kažkokių naujų situacijų yra, fiziškumas padidėjo, todėl sakyčiau, tas ūgis paaugo truputėlį komandos, kitokį žaidimą truputėlį. Šiemet, sakyčiau, buvo sunkiau žaisti tikrai negu pernai. Ir dabar paskutinis klausimas, kokias ambicijas savo keliat šitame klube? Tai ambicijos tokios pačios kaip ir klubo ambicijos. Tai pirmas dalykas, kas man tikrai aktualu, tai yra titulai. Tai yra šansas iškovoti titulus ir tai yra pagrindinis turėtų būti variklis, kas turėtų vežti tiek mane, tiek visą komandą. Tai čia mano pagrindinis tikslas.